Taigi, greitai šoksime į Bitcoino chartą, bet prieš tai dar noriu priminti, kad Telegrame turim giveaway'ų. Pirmadienį paskelbsiu taisyklės, bet galite laimėti iPhone 16, PlayStation ir Nintendo Switch. Tai kartu su Bybit šitą darom dalyką ir visas detalės paskelbsiu Telegrame, tai būtinai prisijunkit. Ne vien dėl giveaway'os, bet prisijunkit, nes ir savo rezultatus tenai skelbiam ir rasite tiesiog labai daug naudingos info. Gerai, o dabar apie Bitcoiną. Tai per paskutinės dienas tiesiog ranginam, nieko įdomaus, akumuliuojam ir panašu, kad 100 000 tikrai nėra išvengiama vien tik tai dėl marketinginio triuko, ta prasme visas internetas bus margės, pačios naujienos ir tikrai daug investuotojų, daug retail investuotojų ateis į Bitcoiną ir tikrai norės ar Bitcoino gabalėlio, ar Doge gabalėlio, ar Solanas gabalėlio, kažkur norės investuoti. Ir va šitoj vietoj kažkokį didesnį pullbacką tikrai galėtumėm gauti, jeigu ne iš karto prie 110 šoksim, tai galim tikrai kažko tikėtis prie 93, o ar gautumėm 85, nu čia gal jau ir drąsu būtų, bet trumpo pullbacką tikrai galėtumėm gauti, tai ir būtų gana sveika. O mes vis dar esam savo gražioje pozicijoje. Liko paskutinis mūsų take profitas prie 100 000, biškai virš 100 000, bet visi jau žinot, aš pastoviai kalbu 110, 110, 110. Tai čia yra mano projekcija ir būtent šitų kainų aš laukiu minimalių bent jau šiais metais. O ar gausim jas, pamatysim. Kol kas viskas pildosi, viskas yra gražu. Tai va, tai tokios naujienos šiandien, kažkokios didelės techninės analizės neturim, bet galite pasižiūrėti praeitus video, pamatyti, kaip mes analizuojam, įeinam į treidus. Jeigu patys norit išmokti, treidinti, norit būti didesnės bendruomenės dalimi, diskutuoti su kitais analitikais ir nariais, tai būtinai prisijunkit prie mūsų, visos sąlygos yra mūsų Telegrame, parašykit mums, o taip pat ir jeigu norit sudalyvauti giveaway, tai irgi užsukit į Telegramą, mūsų užsukti yra visiškai nemokama.